Sveiki, su jumis Eisiakas ir šiandien aš jums parodysiu vienas naujas Steam žaidimų Brawl Busters. Kaip matot, pačiau žaidime. Ir šitas žaidimas yra 3D Fighting Style MMORPG žaidimas. Galite pasirinkti, šitam žaidime galite pasirinkti 5 klases. Kaip Blitzriegas, Boxeris, Rockeris, Firefighteris ir Sluggeris. Taigi, Blitzriegas yra klasė jo Class Range Buster. Jo stiprybės yra Highest Attack Power ir Highest HP, ir silpnumai lėtas Attack Speedas. Boxeris yra Agilities, jis greitas, tai dėl to jo pliusai yra Fastest Attack Speed, greičiausiai kirtimai, taip pat ir greitas judėjimas. Bet jis turi lowest HP, arba sakat mažiausiai HP. Rockeris yra balansuotas, jis turi keistą range atakos, bet turi range ir kartu greitą speedą. Bet minusų neturi, dėl to jo pliusai yra balansuoti, nėra stiprus labai. Firefighteris yra kaip defense supportas, jo ilga ataka ir daug HP turintis, bet lėtas speedas. Ir Sluggeris yra rangeris, moka sekiojančios kamuoliukus leist, taip pat ir turi ilgą range, bet silpnumai jo mažai HP ir lėtas. Taigi va čia kaip aš Boxeris, taigi paspaudžiu Store, parodysim parduotuvę. Šitoje parduotuvėje galite apsipirkti visokius itemus, taip pat kaip Total pasaulyje galėsite viską apžiūrėti, pasaulyje weapon galėsite pamatyti kokių ginklų, kokie jie skillus leidžia. Va. Taip pat ir kitokius ginklus galėsite pamatyti, ką jie daro. Tam tikro levelio reikia, o pinigai BP. BP galite gauti tiesiog žaisdami bet kokius žaidimus arba misijas, kurias vėliau parodysiu. Kostiumai galite irgi visokių kostiumų, kai kuriuos galima už RT, o RT reikia pirkti už tikrus pinigus, jei norit. Bet nebūtina. Galima ir labai daug pasipelnyti, va kaip aš atrodyt, tiesiog sumokėjus BP. Va, nusipirkau va šitą aš, už 2000 BP. Upgrade'ai tai čia didina damage'ą, didina defense'ą ir panašiai, speedą ir taip toliau. Bodys čia galite pasikeisti visą laiką charakterį, bet reikia RT turėti. Aksesuarai tokie kaip akiniai ir skarelės. O special kol kas tik vienas, slot changeris. Tai pakeičia jūsų slotus, jei turite kovoje įtemą, aš jums vėliau pranešiu. My Locker, galėsit pamatyti visus savo drabužius. My Statsai bus jūsų statsai, kiek jūs laimėjot, kiek jūs pralaimėjot, kiek raundų kovojot ir panašiai. Taip, leaderboardas čia galite pamatyti nugalėtojus, pačius stipriausius. Kai matot, čia naujas žaidimas, dėl to rekordai bus gana tokie silpnoki, dėl to jūs galite dabar kol žaisti, dabar tai greit galite susitašyti žaisit. Taigi, leaderboardas toks, single playeris. Čia galite daryti misijas, už kurias gali pradžioj pinigų daug. Padarę misiją galite ir kai kurių misijų rewardą gauti, taip pat kaip aš gau dujas, sakinius. Padaręs šitas special misijas jūsų klasės, tai jūs gausite savo klasės special itemą. Toliau misijos kol kas uždarytos, nes žaidimas neatsidaręs ar ne viską atidarė. Paspaudę multiplayer galėsite žaisti tik 2 pasirinktus dalykus, taip pat kaip Team Deathmatch ir Co-op zombie. Galėsite 2 tik tai kurti. Bet galės bet kas kurt. Ranked mes dar kol kas negalime. Taigi nueikime į kokią kovą. Nueikim, pavyzdžiui, čia. Aš su mėlynam teame, pasaulyje randomas mapas bus. Čia va mapas parašytas, čia pakeis teamą, čia balansuoti. Pagal levelį ar nebūtinai. Va, kai mat priešininkai ir mūsiškiai. Jei fonas mėlynas, tai reiškia, jūs būsit už mėlynus, jei fonas raudonas, jūs būsit už raudonus. Bet čia yra taip pat friendas, chatas ir visokios kitos problemos, visos kitos dalykai visi tokie, kuriais turėsite naudotis su susijęs draugais ir panašiai. Taip, va, tai tuoj prasidės PvP, kol kas tik tai ready nespaudžia, subalansavo komandą. Aš buvau permestas į raudonus. Mano levelis yra 4, tai va, man atkrauna. Apačioje pamatysite tipsus, rodys, jums paaiškins, padės jums išmokti visą žaidimą. Mapas, va, Triple Adventuris, Team Deathmatch'as, čia kam krauna, man pakroja paskutinį dabar aš išformuoju. Ir taip pradėsim žaidimą. Grafikos tikrai šitas žaidimas nereikalauja, nes mapai maži ir daug jo neužima, dėl to jūs nepergyvenkite dėl grafikos. Dėl to aš sakau dar kartą. Visą laiką naudokit visokius skillus. Stenkitės nuo kai kurių laikyti atstumą, arba kitaip nebesteks. Ir stenkitės niekada nepult vieni, daugiausiai reikia komandą. Kai matėt, man nieks nepadėjo, nes visi bijojo eit. Dėl to aš poliu vienas galvau, kiti prasidės, bet neatbėgo. Nieko tokio. Aš padėsiu dabar savo draugui.
prieš beisbolistą. Kai matot, bokseris yra greitas, dėl to jis labai padės prieš kitus. Va, kai matot, mes laimim. 3-1, viršui matysite rezultatą ir laiką, kiek laiko liko iki pačių pabaigos mūšio. Dabar mušam mes visi blitzbėgą. Mane ką tik užpuolė ir numušė, aš ėmiau padaryti iškiams. Reikalavimai žaidimo nėra dideli. Žaidimas buvo vieną kartą jau išleistas, bet buvo uždarytas dėl to, kad kilo problemos, bankrotas turbūt. Kompanijos dėl to perpirko šitą žaidimą kitą kompaniją, dabar paleido jį per Steamą. Gal esate girdėję, iš kitur, nežinau. Taigi, kol kas pažaidžiam PvP. Lenkas puolė, ne kaip čia Lenkas. Lenkų įveikiau. Jei vienas prieš vienas bokseris yra gana stiprus. Pralaimėjau nuo beisbolisto. Kaip tai parodo, kai jūs pratišat ar laimit, tai parodo jums priešininką, kokį jūs įveikėt arba prieš kaip imperiją. Ugnis daro damage'ą, bet ne jums. Jei jūs ugnis tai nedarys, daužydami daiktus galit gauti visokius itemus. Va, aš įveikiau 2. Padaužę itemus gauti tokius kaip skorpionas, čia visokie skillai tokie, kuriuos naudoja galėsim privalumą atneš. Taigi mes laimėjom. Aš užmušiau 6, padariau daugiausia atakos. Daugiausia ir medalių gavau. Turbūt Timo geriausias stipriausias buvau. Ilgiausiai išgyvenau. Terminatorius ir Double Crown. Taigi va. Čia buvo toks žaidimas. Mečai niekada neužtrunka ilgai, dėl to jums tikrai nenusibos ten kovoti ir neišeis tik vis dar iš žaidimo. Va, uždirbau dar PPS-o. Taigi, šilis buvo Jekas. Ir viskas. Laukite kitų video.